bibanda. Bet tai kai mažumo 1750 mAh. Pagal svorį panašu tiek ir bus. Pypsi. O šniūrelio tai nėra komplekte. Sveiki, mano vardas Augustas. Šiandien trumpai noriu apžvelgti nešiojamą radio stotelę Yasu FT4X 2 diapazonų VHF ir UHF. Radio stotelė parduodama paprastoje kartoninėje dėžutėje su juodai balta poligrafija. Viduje naudojamos instrukcija anglų kalba, naudojamos instrukcija vokiečių kalba bei saugos lapas apie akumuliatorių. Toliau yra stalinis pakrovėjas, maitinimo blokas. Čia bus perėjimas į anglišką rozetės standartą. Diržo laikiklis. Ir pati stotelė. Antena. Ir akumuliatorius. Išpakuojam stotelę. Maitinimo šaltinis. Antena. Stalinis pakrovėjas. Kas džiugina, kad yra ant pado uždėtos gumytės. Labai patogu, nes neslidinėja ant slidaus glotnaus paviršiaus. Ir klipsas prie diržo. Tokia yra pilna komplektacija. Uždedame akumuliatorių. Yra fiksatorius, patraukus, taip pat nusiema. Prisukam anteną. Antena beje, ant antenos yra esma mamytė. Ant stotelės esmoje tėvelis. Štai tokia maža radio stotelė. Kairėje pusėje yra PTT mygtukas, yra monitor mygtukas arba T-Call toninio iškvietimo. Jisai programuojasi, arba veikia arba kaip monitorius, arba kaip toninis iškvietimas, funkcinis mygtukas. Dešinėje pusėje ant mažų vyrių plasmasinis dangtelis, už kurio 3,5 ir 2,5 mm jungtis Motorolos standarto išoriniam priedam, mikrofonui, ausiniam ir visiems kitiem. Akumuliatorius kraunasi tik tai per stalinį pastatomą pakrovėją, per stotelę krovimo galimybės nėra, Type-C jungties taip pat nėra. Viršuje įjungimo ir garso reguliavimo potenciometras.
emergency key, pagalbos mygtukas, tvirtinimas dirželiui, bet pačio dirželio komplekte nėra. Radio stotelė yra klasikinė, analoginė, neskaitmeninė, taigi startuoja labai ir labai greitai. Įjungimo metu parodo savo modelį ir akumuliatoriaus įtampą. Radio stotelė VHF diapazone veikia nuo 136 iki 174 MHz ir UHF diapazone nuo 400 iki 480 MHz. Čia yra priėmimas, siuntimas, europinė versija yra nuo 144 iki 146 MHz ir UHF diapazone nuo 430 iki 440 MHz dažnio. Bet mes pabandysim pakalbinti, kad neveiktų ir platesniam diapazone. Taip pat stotelė priima ir FM diapazoną nuo 65 MHz iki 108 MHz, kad būtų galima klausyti nacionalinį bei komercinius radiotransliuotojus. Stotelė turi visus žingsnius populiariausius nuo 5 iki 100 kHz. Taip pat yra ir PMR mėgėjams žingsnis 6,25 kHz. Stotelės maksimalus galingumas yra 5 W, vidurinis galingumas yra 2,5 W ir žemiausias galingumas yra 0,5 W. Gabaritai yra ypatingai maži, tai yra plotis 52 mm, aukštis 90 mm ir storis tik 30 mm. Svoris su akumuliatoriumi ir antena yra 250 gramų. Priekinėje dalyje yra pilnavertė klaviatūra, yra mygtukai aukštyn žemyn, galima valdyti dažnį su pasirinktų žingsniu arba valdyti funkcijas. Labai patogu, kad yra aiškus klikas mygtukų, tai yra jaučiasi, kad tai tikrai paspaudė. Taip pat yra perjungimas tarp ekrano A, ekrano B arba atminties režimas. Yra du programuojami mygtukai, P1 ir P2, jų reikšmės galima pasirinkti per meniu. Garso reguliatorius labai maloniai padarytas, turi šiokį tokį pasipriešinimą ir tokį užlaikymą, net kažkuom panašu į Motorolos reguliavimą. Tas labai patogu yra nuo netyčinio staigaus garso nusukimo, tarkim, imant staigiai kažkur dedant į kišenę, tačiau to nebus, nes yra pasipriešinimas. Viso yra 46 meniu punktai, apžvelkime keletą svarbiausių jų. Auto Power Off. Galima nustatyti, kad stotelė automatiškai išsijungtų. Diapazonas yra nuo 0,5 valandos iki 12 valandų. Kas pusvalandį galima nustatyti. Nustačius, pradeda indikuoti laikrodukas, parodydamas, kad yra jungtas išjungimo timeris. Busy Channel Lockout, tai yra nustato, kad nebūtų galima paspausti PTT, kai yra priimamas signalas. Bet taip pat veikia, kai priimamas triukšmas, tai geriau tos funkcijos nejungti, nes svarbu kokiu momentu įmanoma, kad neperduosit informacijos. Roger Beepas vadinamas. Galima nustatyti, kad baigiant kalbėti būtų Roger Beepas pabaigoje išjungtas arba įjungtas. Apšvietimas. 5 sekundės, 10 sekundžių, 30 sekundžių. Nuolatinis. Monitor arba T-call. Tai yra nustatoma, kad šitas mygtukas veiks kaip toninis iškvietimas arba kaip monitorius. Tai yra
skvelčio atidarymas. Pasirenkam skvelčio atidarimą. RF skvelčias išjungtas, pirmas lygis ir iki beveik uždaryto skvelčio 8. Pastatom vienetuką, dažniausiai būna vienetukas arba 2, kartais 3 ir daugiau, čia jeigu yra labai triukšminga aplinka. Radio eterio prasme triukšminga aplinka. Dirbant repeateriu, siuntimo ir priimimo dažniai skiriasi. Čia yra nustatoma, kokia bus reikšmė. Kitame punkte nustatoma, į kurią pusę ta reikšmė bus. Į pliusą ar į minusą. Žingsnis. Žingsnių galimybės yra nuo 5 kHz iki 100 kHz. Tone frequency. Nustatomas, koks tonas reikalingas priėmimui. R receiving su žvaigždute keičiama į transmitting. Koks tonas reikalingas siuntimui. Time out timer. Tai yra apribojimas, kiek laiko jūsų stotelė siųs signalą. Galima šitą funkciją išjungti arba galima įjungti. Ribos yra nuo 1 minutės iki 30 minučių su riba kas minutę. Pastatykim 3 minutės. Tai gali būti reikalinga tam, kad nuo netyčio paspaudimo, pavyzdžiui, kišenė ar dar kažkur, kad stotelė netransliuotų visą laiką, o būtų apribojimas. TX Power 5 W, 0,5 W, 2,5 W. Galima nustatyti wideband arba narrowband. Ant klaviatūros yra programuojami mygtukai P1 ir P2. Juos galima nustatyti pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, pastatom mygtuką P1, kai jisai reguliuotų mums galingumą. Susirandam tą punktą prie meniu ir palaikom mygtuką. Taip funkcija yra įrašyta. Dabar paspaudžiam, kad neieškoti per meniu galingumo perjungimo. Paspaudžiam P1 ir iškart pasirenkam, kokį norim galingumą. Pavyzdžiui, low patvirtinam su PTT. Ir jau yra parinktas mažiausias galingumas. Išmatuokime galingumą. VHF diapazonas, galingumas mažiausias. Galingumas vidutinis. Ir galingumas maksimalus 5,4 beveik vatų. UHF diapazonas, galingumas žemiausias, beveik 200 mW. Galingumas vidutinis 3,25. Galingumas didžiausias 5,7 beveik. Norint transliuoti PMR diapazone, paspaudus PTT, matom užrašą error. Šitam diapazone jinai transliuoti negali. Tam, kad neveiktų šitam diapazone, reikia prakalbinti, kitaip sakant, atrakinti. Tam, kad atrakinti, reikia užspausti monitor mygtuką ir PTT kartu. Ir tuo metu įjungti stotelę, atleisti mygtukus ir surinkti kodą.
3, 2, 4, 0, 6, 6, 6, 5. Stotelė pati persikrauna ir PMR diapazonas jau yra pasiekiamas. Kad šitą funkciją vėl grąžinti į gamyklinę padėtį, reikia tą pačią atrakinimo funkciją atlikti antrą kartą. Nustatykime Vilniaus metrinį VHF diapazono repeaterį į stotelę. Vilniaus metrinis repeateris transliuoja dažniu 145,750. Reiškia, šitas dažnis pas mus yra ant priėmimo, nes jis transliuoja, mes priimam. O priima repeateris dažniu 600 kHz žemiau, tai yra 145-150. Reiškia, mums reikia padaryti pasislinkimą į minusą su reikšme 600 kHz. Taip, einam į repeaterį. Tiksliau, repeaterio nustatymus. Repeater shift, pasislinkimas. Mums reikalingas į minusinę reikšmę. Čia yra pliusinė, čia yra minusinė. Nustatom minusinę. Dabar reikšmės dydis. Repeater frequency. Čia pagal nutylėjimo pasakyta 600, mums tiek ir reikia. Jeigu būtų kita reikšmė, ją galima būtų pakeisti, bet mums reikia būtent 600. Toliau, Vilniaus repeateris, tam, kad jį daryti, ant priėmimo pas jį yra pastatytas subtonas. Subtono reikšmė yra 186,2 Hz. Taigi einam į punktą Tone Frequency, pasirenkam Receive Off, o Transmit perjungiam su žvaigždute 186,2 Transmitting. Galima pakeisti reikšmę, bet mūsų atveju reikalinga būtent šita reikšmė. Toliau einam į Squelch Type, pasirenkam reikšmę T-Tone, patvirtinam ir turėtų mūsų repeateris jau veikti. Pabandom jį daryti. Ir ką pastebėjau, labai kokybiškas garsas iš garsiakalbio, labai gražiai groja, kaip sakyti. Pabandykim gal kažką pakviesti, gal mums atsilieps. Visiems ryšio patikra, Leonas Y5, Leonas Marina. Visiems ryšio patikra, Leonas Y5, Leonas Marina, priimu. Y5L, Y7LK. Labas vakaras, Augustai, puikiai priima 5-9. Garsiai aiškiai suprantame, klausau, mikrofonas pačiam. Taip pat galim nustatyti Vilniaus decimetrinį repeaterį veikiantį UHF diapazone. Jisai transliuoja dažnių 438,250. Reiškia, tai yra mūsų priėmimo dažnis. O priima jisai ant 7,6 MHz žemiau. Priėmimo dažnis yra 430,650. Reiškia, mūsų toks turi būti siuntimo dažnis 430,650. Tai yra ant 7,6 MHz žemiau negu priėmimas. Nustatom tada Tone Frequency, atsiprašau, Repeater Frequency. Čia jau pastatyta 7,6. Jeigu tai reikšmė būtų kita, mes jau galėtumėm pakeisti. Bet mums būtent šitą reikalinga. Toliau einam į Repeater Shiftą, pasislinkimą siuntimo. Tai yra mums reikalingas minus reikšmė. Kaip tiek skaitmena veikia. Minusinė reikšmė. Toliau einam į Tone Frequency. Decimetrinis repeateris tiek ant priėmimo, tiek ant siuntimo yra su subtonu. Subtono reikšmė yra 79,7 Hz. Nustatom
79,7 receiving, su žvaigždute perjungiam transmit, irgi 79,7. Toliau einam į squelch type ir pasirenkam TS squelch. Pabandom daryti repeaterį. Taip, repeateris atsako. Paspaudus matosi, kad dažnis yra žemiau. Tam, kad išsaugoti norimą dažnį į atmintį, palaikom žvaigždutę ir galim užvadinti. Repeaterio šaukinys yra Leonas YS. Nulis. Romas. Viktoras. Nijolė. Ir palaikom žvaigždutę. Tada pereinam į memory mode ir jau turim mūsų repeaterį įrašytą į atmintį su vizualiniu pavadinimu. Tiek trumpai apie Yasu FT4X modelį. Nuorodą pas pardavėją rasite video aprašyme. Mano subjektyvia nuomonė, šita stotelė būtų pati geriausia alternatyva pigiosiom ir nekokybiškom stotelėm iš Azijos šalių. Tam kartui tiek, nelik be ryšio, ate.